tada jau atkeliauja tas vadinamas PMS, ta 4 fazė, kur geriau manęs nekliudyk. Ciklas gali keistis, bet apskritai iš principo mes turėtumėm jį turėti labai nuoseklų ir kiekvieną mėnesį labai stabiliai atsikartojant. Mes galim pasidėti tam tikrus pagrindus tam, kad po to tas pats PMS būtų lengvesnis. Ar yra kokie nors būdai, kurie gali palengvinti tas sunkiosius etapus, išskyrus ten, žinai, šokoladas su raugintais agurkėliais? Jeigu gyvena kambariokės draugės kartu, jau susivienodina ciklų. Čia yra tiesa tame? Taip, čia yra tyrimas atliktas, tarp kitko, iš tikrųjų. Taip yra, čia yra rimtas dalykas. Tai tikrai taip, šitas dalykas veikia ir čia yra realybė. Sveiki visi, įsijungia laidą Gyvenimui su cinkeliu, mano vardas vis dar Timūras ir viskas, ką mes čia darom, kviečiam įvairius sveikatos ekspertus, sportininkus, mitybos žinovus, kitus žmonės, kurie yra susijęs su ilgamžiškumu, sveikata, šiaip gera savijauta. Šios dienos tema, žinokit, aš sakiau, turėtų būti visiems mokykloje rodomas podcastas, mūsų paskui nuo 5 klasės privaloma tvarka, nes mūsų laidos viešnia, gerbėmiai, yra mitybos terapeutė Sandra Jatulytė. Bet čia dar ne viskas. Svarbiausia, kad mes šiandien kalbėsim labai moterišką temą, kurie, kiekviena, aš manau, ir moteris, bet aišku, ir vyrai sulauks daug reikalingų atsakymų į kai kurios klausimus, kurių galbūt ir nežinojo, kad turėjo. Tai vat kalbėsim apie moteriškumą, sveikatą, vaisingumą, reprodukcinę sveikatą, tikiuosi spėsim, mes čia viską apimti. Kaip jaučiatės, gerbimoji? Kažkaip truputėlį ramiau, nors iš tikrųjų šiaip visai įdomu yra su tavim kalbėtis tokia tema ir šiandien turbūt bus visai įdomu pasižiūrėti iš kitos pusės, nes, pats esi pripratęs prie to, moteriška sveikata, save pažįstu, viskas. Man atrodo, aš viską jau žinai, internete mačiau. Bet gerai, iš tavo praktikos, kiek tu susiduri su tais, žinai, baubais ir nesusipratimais vis dar esančiais mumyse ir musyse? Oi, daug. Iš tikrųjų, gal apskritai labai gerai, kad mes vis plačiau kalbam apie tai, kas ten mumise vyksta, nes labai gražiai paminėjai, šiaip mano pagrindinis darbas yra mitybos terapeutė, tai turbūt irgi supažindinant, kas tai yra, tai aš padedu geriau pažinti save, paprastai tariant, per mitybos pusę. Ir kadangi šiandien mes liečiam tokį moterišką temą apie PMS ir vyrai irgi labai kartais čia yra ir dar žodžių, kuriuo aš nesuprantu, mes prieisim. Taip. Ir kartais mes turim tas situacijas, kad vyrai sako, dabar jos reikia savaitę nekliudyti, neliesti, nes jos ten emocijos. Arba sako, kas tau yra. Taip, arba kas tau yra, nieko ir toliau, taip pat. Tikrai taip. Tai šiandien mes ir kalbėsime apie tai, kad tiesiog geriau pažinti save, pažinti moteris ir moterim geriau apskritai pažinti pačią save. Ok, tai pradėkim nuo tokios visiškos gramatikos, nuo abėcėlės. Apibūdink tas skirtingas menstruacinio ciklo fazes ir kaip hormoniniai pokyčiai veikia irgi turbūt tiek per tas fazes ir galbūt ir kaip amžius dar įtakoja tos dalykus. Jo, tai iš tikrųjų mes turim 4 fazes, mes turim tokius 4 etapus, per kuriuos kiekvieną mėnesį praeina moteris ir turbūt apskritai, kai kalbam šitą temą, svarbu paminėti, kaip tas ciklas prasideda, nes čia mes irgi kartais turim iššūkių ir dėl to moteris nelabai supranta, kas vyksta, tai mes apskritai ciklą skaičiuojam nuo pirmos menstruacijos dienos, tai tada mes turim menstruacijų ciklą, kada mūsų 2 pagrindiniai hormonai, kurie apskritai žaidžia visą šitą mūsų moteriško ciklo žaidimą, estrogenas ir progesteronas, jie būna žemiausi. Tai mes turim čia ciklo pradžią, čia viskas su mumis prasideda ir tada maždaug ties 5-8 dieną prasideda mūsų gerasis etapas, kai moterys žydi, pasitiki savim. Tai kad aš suprašau, pirmam etape nuotaika pablogėja. Pablogėja. Tai čia tas ir vyrai, kur sako prasideda. Tai dar ir čia jau po to, kai prasideda. Čia jau rezultatas to, kas prasideda. Supratau. Jo, ir tada jau yra tas gerasis etapas, kai viskas kyla, nuotaika gera, pati savo patinka, visi rūbai tinka, pagaliau turiu ką apsirengti ir taip toliau. Tai turim tą etapą, tada turim taip vadinamą ovuliaciją, kada apskritai moters organizmas yra pasiruošęs apvaisinimui. Tai netgi moteris didesnę aistrą dažnai jaučia būtent tuo etapu, didesnė trauka, didesnis poreikis santykiam ir taip toliau. Taip. Ir tada jau atkeliauja tas vadinamas PMS, ta 4 fazė, kur geriau manęs nekliudyk, tada vėlgi tas estrogenas krenta stipriai žemyn, atkeliauja progesteronas, kuris sukelia nuotykių kaitas, visokį kūno patinimą, visą tą prastą emocinę būseną ir taip vėl viskas menstruacijom pasibaigia ir vėl keliaujame į tą gerą
gerąją fazę, vėl ovuliacija ir taip ratas po rato kiekvieną mėnesį moters organizmas vis keliauja tokio ciklo. Okay. Ar metai, amžius kažkiek tai keičia, ar tai yra stabilus ciklas, kuris kaip laikrodis? Tikslas turėti menstruacijų ciklą kaip laikrodį, bet mes toliau, kai tęsim pokalbį, mes pasikalbėsim apie tai, kas ten sąlygoja, kas ten vyksta, kodėl kartais atsitinka vieni ar kiti dalykai. Ir ciklas gali keistis, bet apskritai iš principo mes turėtumėm jį turėti labai nuoseklų ir kiekvieną mėnesį labai stabiliai atsikartojant. Okay. Ar yra kokie nors būdai, kurie gali palengvinti tas sunkiosius etapus, išskyrus ten, žinai, šokoladą su raugintais agurkėliais? Gal kažkokie, nežinau, ar gyvenimo būdo pokyčiai galbūt, ar papildai priedai kažką, ką tu gali dar į save įsidėti, ar kažką gali palengvinti, ar jau ką turi, tą turi? Iš tikrųjų gali palengvinti ir gali palengvinti labai daug kas. Ir mes šiandien kalbam turbūt, nors mūsų tikslas truputį daugiau mitybą lies, bet aš noriu visą gyvenimo būdą paliesti, nes mes kalbam apie viską. Tai iš tikrųjų vienas dalykas apskritai mūsų gyvensena, gyvenimo tempo pristabdymas, pakankama miego kokybė, mityba, kas be ko, ką vat ir pats paminėjai, ir čia po to, kai kalbėsim, pamatysim, koks paradoksalus ratas užsisuka, kai mes labai norim to šokolado, šokoladas sąlygoja tam tikrus hormoninius pokyčius, kai įvyksta mūsų organizme, mes vėl pykstam ant savęs, kad to šokoladą prisivalgėm ir tada vėl einam valgyti šokoladą dėl to, kad mes geriau pasijustumėm. Tai apskritai turbūt verta paminėti, kad moterim versta savo mitybą susibalansuoti, tai yra ją padaryti pilną vertę, pakankamai pavalgyti, nes tai leidžia apskritai padėti pamatyti, kaip tas ciklas vystosi ir kas mūsų organizme dedasi, nes per darbo patirtį, kai atkeliauja dažniausiai pirmą mėnesį moteris, jos gauna tam tikras mitybos rekomendacijas ir tada sako, žiūrėk, aš pastebėjau, kad va čia būna taip, šitam ciklo etape būna taip, o šito būna taip, o čia tikrai būna gera nuotaika ir aš noriu viską daryti. Ir va tas pokytis per gyvenimo būdais apskritai yra labai svarbus ir reikalingas, nes mes geriau pradedam pažinti save ir pamatyti, kaip tas ciklas veikia mus, ar jis yra reguliarus, ar jis yra nereguliarus ir tada jau žiūrėti, galbūt reikia kažkokių mitybos pokyčių, galbūt reikia kažkokių papildų, galbūt reikia svorio korekcijos ir kitų dalykų, kurie jau po to palengvintų tas sekančias fazes ir sekančius iššūkius, su kuriais kiekvienas fazės metu mes susidurime. Okay. Čia gerai žinot, kad tai yra susiję, kad jeigu tu iš savęs pareikalausi bent kažkuriam etapui, tai tas gali atsiliepti lengvesniam ciklui, tai tada tu norėsi vėl tai tęsti ir čia taip ir... Taip, ir va čia labai gerai įžvalga, ką labai norėtųsi ir šito pokalbio metu užakcentuoti, kad mes galim pasidėti tam tikrus pagrindus tam, kad po to tas pats PMS būtų lengvesnis, kad pats menstruacijų ciklas būtų lengvesnis, tam galima padaryti tam tikrą įdirbį viso ciklo metu ir tada va, tuos didžiuosius iššūkius, tą taip vadinamą PMS, kur ten moteris už galvos susiemusis ir šokoladas su agurkėliais valgo, tikrai galima palengvinti. Gal yra kažkokie tokie, nežinau, dominuojantis priedai, papildai, nes mes čia vis jau girdim apie feritiną, vitaminą D, čia kartojasi tos temos, ten skaidlos ir panašiai. Ar yra kažkas moterims dėl ciklo palengvinimo, ką būtų galima iš tokių priedų? Tai turbūt nepasakysiu nieko naujo, apart žuvų taukų omega-3 ir vitamino D. Tik tai, kad ką galbūt labai norisi užakcentuoti, nes vakar irgi turėjom su gydytojo susitikimą, kad vienas dalykas, kad sekim dozes, ne tik maisto etiketės išmokim skaityti, bet ir papildų etiketės išmokim skaityti, nes vis tik tai mums yra svarbu surinkti pakankamą kiekį. Tarkim, omega-3 mes turėtumėm susirinkti apie 1 gramą iš kapsulės, tai kartais gali tekti išgerti 2 kapsulės, 3 gramą kapsulės. Per dieną? Taip, 1 gramas per dieną. Tai vat atsiverčiam tada pakuotę ir pasiskaitom, kiek tame būtent papilde to omega-3 yra. Ir kitas dalykas yra vitaminas D, tai irgi jau turbūt daug kartų esat jį linksnevę ir apie jį labai daug kalbėję. Tai gal irgi ką čia norisi pasakyti, kad labai svarbu yra atlikti kraujo tyrimus. Prieš skiriant, prieš vartojant papildus, nes mes kartais galim turėti tokį didelį deficitą, kad reikės receptinio vitamino D, tada jau reikės, kad šeimos gydytojas išrašytų ir tada jau mes jį vartojam, nes su papildais irgi mes ir moteris sveikata irgi labai turi tokių mitų ir visuomeniai labai dažnai atsikartojančių dalykų, kad jeigu draugė geria, jai palengvino ciklą, tai tada vat ir aš tą tęsiu ir aš tuos papildus nusikopijuoju, nusižiūriu ir pati vartoju. Tai
atidžiai, pasidarom kraujo tyrimus, jeigu matom, kad kažkas vyksta ne taip, o šiaip omega 3 tai tikrai yra tas papildas, kurį galima ramiai vartoti visus metus be pertraukos, tik pasižiūrėti dozuotę, kad susirinktume tą 1 gramą omega 3. Okay, jūs čia paminėjote tos mitus, miesto legendas, aš dar ir kitą žinau, įdomu, jūs patvirtins ar paneiksit, kad sako, jeigu gyvena kambariokės draugės kartu, jūs susivienodina ciklai. Čia yra tiesa tame? Taip, čia yra tyrimas atliktas, tarp kitko, iš tikrųjų, taip yra, čia yra rimtas dalykas ir iš tikrųjų moteris ciklo metu išskiria feromonus, tam tikras netgi kvapas yra, tik vieni jų užuodžia, kiti neužuodžia ir buvo atliktas tyrimas, kuomet moterų ciklo metu tiesiog buvo paimamas prakaitas, jisai sumaišamas su alkoholiu ir po to duodamas kitom čia palainuosi tepinėlėm. Ir per laiką visų kambariokių ciklas susivienodina. Tai tikrai taip, šitas dalykas veikia ir čia yra realybė. Tai jeigu žiūrit kokias nors kambariokės, galit gal kokių netgi akcijų papildam susiveikti, nes gali būti, kad jeigu vienai veikia, gal tas atvejis, kur tikrai ir kitoms suveiks, ar ne? Tikėtina, kad taip. Okay, o kaip tas omega 3 veikia hormonų balansą? Čia, kad suprastumėm, kaip tai susiję yra, kad jeigu tai taip svarbu su vitaminas D ir omega 3. Tai jisai iš tikrųjų padeda subalansuoti tuos 2 pagrindinius hormonus, apie kuriuos aš ir kalbėjau, estrogenas. Mūsų ciklą valdo pirmoji pusė, tai yra iki ovuliacijos, ir progesteronas jau antroji pusė. Tai va, kadangi šitie 2 hormonai žaidžia didžiausią žaidimą, tai jeigu estrogeno trūkumas bus vienokia simptomatika, jeigu progesterono bus kitokia, va, tie didesni iššūkiai PMS metu dažniausiai būna, kai progesterono koncentracija sutrinka ir būtent omega 3 padeda subalansuoti šituos hormonus. Ir dar vienas pliusas, ką daro omega 3, tai jis padeda susitvarkyti su metaboliniais dalykais. Tai jeigu kalbėti apie metabolinius dalykus, tai va čia tas cukraus poreikis. Kai aš labai noriu cukraus, tai va čia tada yra tos situacijos, kai insulinas yra užkilęs, ten vyksta tam tikri fiziologiniai procesai ir omega 3 gali padėti subalansuoti va, visus šitos dalykus, kad irgi tas cukraus poreikis būtų mažesnis. Okay. O hormonų mes kalbam čia, kad visą laiką yra stygius. Ar gali būti perteklius? Gali būti ir stygius, gali būti ir perteklius. Okay. Bet kai kalbėsim apie gyvensenos tos pokyčius ir apie saldumynus ir taip toliau, tai mes pamatysim, kas ten vyksta ir, pavyzdžiui, kas būna, kai estrogeno perteklius pasidaro didesnis. Lygiai taip pat truputėlį po to irgi įgoje pasikalbėsime apie tai, kas būna su perteklium progesterono. Okay. Turbūt kalbėti, kaip sumažinti geruosius, kaip sakyti, sumažinti džiaugsmą gerųjų periodų metu neverta, nes džiaugsmas yra džiaugsmas. Sunkiai periodai, ar yra kokie nors būdai, metodai ar preparatai, priedai galų galia, kurie padėtų sunkiosius fiziologinius dalykus lengviau iškęsti. Aš gal dar truputį staftilėsiu prie tų gerųjų periodų ir pasakysiu irgi, kad kadangi estrogenas tuo metu dominuoja, tai čia yra tas etapas, kai mes galim truputį daugiau savo saldumynų ar visų kitų nuodėmių leisti, nes estrogenas geriau veikia mūsų cukraus apykaitą, tik tai paradoksas tas, kad mes ir taip gerai tuo metu jaučiamės, mums ir taip nuotaika yra gera, serotonino yra daug, esame laimingi ir viskas yra tvarkoje. Ir kas tada atsitinka, kai mes persverčiam į tą antrą pusę, vat tą, kur daugiau visokių iššūkių, ten skysčių kaupimų, visokie nuotaikų kaitos ir taip toliau, tada mums tų saldumynų kaip ir norisi dar labiau. Bet kadangi yra įsijungus ta progesterono sistema, kuri kaip tik sutrikdo visą gliukozės apykaitą, kuris skatina skysčius kaupimąsi, kuris skatina tam tikrus vidaus organų pokyčius, kur lėčiau virškinas maistas ir taip toliau, tada mes labiau norim savo tą nuotaiką pasikelti ir tada mes labiau norim to cukraus ir šokolado, tai va toks gaunasi truputį atvirkštinis dalykas. Iš esmės aukščiausius taškus reikėtų sumažinti. Neužsikelti ir tada nenukrisi taip žemai. Taip, ir vat būtent čia tada ta gyvensena ir tampa labai labai svarbi, nes jeigu mes kalbėsime apie tai, kad estrogeno kiekis koreliuoja su serotoninu. Ir tada gaunasi, kad nuo metu aš esu labai laimingas, viskas yra tvarkoje, bet jeigu aš valgysiu dar daugiau saldumynų, mano serotonino kiekis užkils dar labiau ir tada, kai aš leisiuosi žemyn, vat į tą duobę, ne, vat kaip irgi labai gražiai sakai, sumažinsiu, tada man tas PMS bus labai stiprus, nes aš jausiu labai didelį stygą. Ir automatiškai gausis ta duobė labai didelė. Tai jeigu kalbėti apie gyvenseną, tai taip, tikrai galim tuo geruoju periodu leisti savo truputėlį daugiau
daugiau ir su mityba ir apskritai mūsų tada toks gyvenimo būdas būna, kad mes labiau norim veikti, mes labiau norim būnam produktyvas ir taip toliau. O vat tuo žemesniuoju progesterono etapu, kai organizmai įsidominuoja, tada mes turim keliauti į tokį nuoseklumą ir rutiną. Labiau rūpinti savim, girdėti labiau savo kūno poreikius, vėlgi labai tinka meditacija, lėtas fizinis aktyvumas, kažkokie ilgi pasvaikščiojimai ir taip toliau, kad jie padėtų mums išlyginti vat tuos šuolius, apie kuriuos labai gražiai išgryninai ir tu pats. Okay, ir nebart savęs svarbiausia. Turbūt yra dar irgi, kas mus dabar žiūri ir galvoja, oi, lengva ten jiems šnekėti. Nelengva, tikrai sunku prieš kameras, bet apie meilę savo čia. Turbūt dažniausiai mes į tą vis tiek sugrįžtam, esmė vis tiek yra nebar savęs, jeigu tau sunku ir neužlipti ant balto arklio, kai tau labai gerai. Taip, tai išmokti tą suturėti. Tai tada apie tos maisto produktus ir maisto papildus, kad sunkiaisiais periodais, ar galima kažkaip palengvinti mitybą ir papildais? Mitybą ir su papildais, tai vienas iš papildų, kuris antroji, toje sunkesnėje fazėje yra rekomenduojamas, tai yra magnio papildai, nes vėlgi jie mūsų teigiamai labai nervų sistemą veikia. Jie teigiamai veikia mūsų raminančiai, tiesiog atpalaiduoja raumenis ir taip toliau ir mes dėl to jaučiamės truputėlį geriau. Kitas dalykas yra vėlgi tie patys žuvų taukai ir vėlgi galim natūraliais būdais iš maisto susirinkti tam tikras tas pačias nesočiasis riebalų rūgštis, tos pačius omega-3, tai įvairios sėklos, avokadai, žuvis, raudona ir taip toliau. Tai čia mes galim tokiu būdu ir iš mitybos ir su papildais šiek tiek savo padėti. Tai antroji ciklo pusėje tikrai rekomenduočiau magnio papildus vartoti, nes jie padeda palengvinti ir tas skysčių kaupimas ir tinimą tokį, toks būtų tikrai didelė pagalba savo. Dabar dar toks visai praktinis, jeigu yra, tarkim, kažkoks, nežinau, patiekalas, maistas, kuris yra rekomenduojamas tau valgyti sunkiu metu, bet tu jo nenori, tau neskanus tuo metu. Verta lipti per save ir save kankinti, vadinkim, ir tikėtis, kad vis tik suvalgys, už jie gerai bus neskanu, bet paskui bus geriau. Ar vis tik geriau šito vengti? Aš sakyčiau, kad vengti. Okay. Aš apskritai, kadangi mano didžioji darbo dalis yra mitybos terapeutės, tai aš esu tokio požiūrio, kad išmokti klausyti savęs. Ir jeigu aš jaučiu, tada nors iš tikrųjų mes merginom šitą PMS temą labai dažnai diskutuojam ir kas yra atsitikę, kad merginos, kai pradeda klausyti savo kūno, pastebėti tuos amerikietiškus kalnelius aukštyn ir žemyn, jos net pradeda pastebėti maisto racioną, kuris jom patinka ir kuris jom yra skanus ir kaip bebūtų keistai jis ir atitinka tuos rekomendacinius poreikius. Viena klientė irgi sakė, bet žiūrėk rimtai, aš įsiklausiau į save ir tą antrą ciklo pusę man labiau norisi riešutų sviesto, man labiau norisi moliūgų sėklų, linų sėmenų, grinai tų produktų, kurie ir yra rekomenduojami toj antroj pusėje. Bet jeigu ką pats sakai, yra taip, kad aš valgysiu tik dėl to, kad čia yra sveika ir dabar tai man padės, tai aš truputį abejoju, kad vis tik tai tas mūsų valgymas per prievartą kažko jis bus naudingas ir geriau tada saikingai rinktis tą gabalėlį šokolado, pasikelti tą nuotaiką toj duobėj būnant ir vis tik tai leisti savo pasijausti truputėlį geriau, neišvystant tam įpročio. Nes čia irgi tada užsisuka, kad aš žinau, kad PMS ir irgi labai daug diskusijų turim apie tai, kad gal merginos ir moteris net nepastebijo, bet jos jau žino ir tada savo legaliai leidžia tą šokoladą daug didesnius kiekius, nes turi būti PMS ir tada reikia būtinai valgyti. Ten ledų kibirėlė ir visa kita, taip, vyrai jūs mane suprasit, taip. Gerai, matau frazę, kurios nesuprantu, tai prašau man paaiškinti ir kitiem galbūt žiūrintė vyram, kas yra folikulinė fazė. Mes turim, kaip ir kalbėjom pradžioje, mes turim folikulinę fazę, tai yra ta, kuri yra geroji. Jos metu moters organizme formuojasi folikulas, kuris po to kiaušidėse susprogsta ir tada susprogsta tuo momentu, kai mes turim tą ovuliaciją. Tai yra tas moters didžiausias poreikis pastoti ir tada jau antra ta ciklo pusė, kada dominuoja progesteronas. Progesteronas yra apie tai, kad moteris gimdos sienelė atšoka ir pasišalina menstruacijų metu. Tai folikulinė ta pirmoji geroji, kurioje moteris laiminga, džiaugiasi ir savim patenkinta. Ok, tai čia ir tada, kada gali valgyti, ką nori ir kiek nori. Taip, turbūt kiek nori, čia atsargiai, bet tikrai taip čia jau. Ok, tai čia, nes čia tada taip ir keičiasi, mes jau palėtėm, tai įdomu buvo tą terminą įvesti, nes paskui matau, kad jisai kartojasi.
Kokius mitybos poreikius moteris gali atlikti ovuliacijos metu, kad palaikytų hormonų balansą? Čia vat pačioj pradžioje tu taip paminėjai, kad mes kalbam truputį apie moters lytinę sistemą ir apie tą vat visą fiziologinį poreikį tapti mama. Čia yra svarbu stabtelėti turbūt ir pasikalbėti dar kartelį apie tai, kad folikuliniai fazėje yra labai svarbu vengti kokių nors mitybos strategijų apribojimų, turiu galvoje. Nes ovuliacija jau yra tai, kas susiformavo. Vat folikulinės fazės metu formuojasi tas kiaušinėlis mažytis, kuris po to sprogsta ir arba spermatozoidas jį apvaisino arba ne. Tai čia yra praeities veiksmų rezultatas iš esmės. Taip. Tai vat iš esmės čia yra praeities veiksmų rezultatas ir labai svarbu yra kalbėti apie tai, kad tuo metu iki tol mes turim jau pasirūpinti savo sveikatą, mes turim turėti sveiką gyvenimo būdą, kad tas kiaušinėlis jisai susiformuotų kiek įmanoma sveikesnis, nes vat irgi truputėlį po to dar paliesim tą policistidinių kiaušidžių sindromą, tai čia truputį ir yra apie tai, kad tas kiaušinėlis jisai susiformuoja, bet jisai nesusprogsta. Tai va čia svarbu yra priešistorę pasirūpinti tam, kad tuo metu aš galėčiau, mano reprodukcinė sistema būtų sveika ir tuo metu viskas įvyktų funkcionaliai be jokių kažkokių iššūkių sveikatai. Okay. Šito vietą dabar prisiminiau visiškai paties turėtą strategiją, kai jau, tarkim, šeima nusprendžia, kad jau dabar mes darysim tą pirmą vaiką, prasideda tenais išprotėjimas. Ten cukrų atsisakoma, žodžiu, dietos pakeitimai, ten folio rūgštis, ten, žodžiu, stiprinam dabar organizmus. Jūs už tokius bairius ar ne? Aš tai apskritai už subalansuotą gyvenimo būdą. Nes vis tik tai labai sunku yra priepti tyrimais, kiek įtakos, kiek metų tada reikia tų cukraus, alkoholio ir visų kitų dalykų eliminavimų, nes irgi dabar čia taip kalbėjom su viena klientė, jinai kaip tik dabar laukėsi ir yra tam tikri mitybos apribojimai nėštumo metu ir yra labai sunku pasakyti, nuo kurio momento atsiras kažkokios alergijos mažyliui, bus lengviau sunkiau pastoti ir taip toliau. Tai vis tik tai aš esu apie tai, kad nedaryti drastiškų pokyčių gyvenimo būdą apskritai, bet jeigu šeima planuoja mažylį ir planuoja turėti tą šeimos pagausėjimą, vis tik tai iš anksčiau tais įpročiais rūpintis, o ne čia ir dabar 2 savaitės, toj folikuliniai fazėje aš savim pasirūpinau ir tada jau darom vaiką, nes jau čia dabar buvo porą savaičių viskas tvarkoja. Tai vis tik tai aš taip kalbėčiau apie testinumą viso šito proceso ir metai turbūt 1,5, gal net ir 2 turėtų tų sveikų įpročių būti tam, kad vis tik tai ta gyvybė užsimėgstų daug lengviau. Aš dar galvoju, gal tas pats terminas išsivalyti organizmą, mes bent jau taip įsivaizdavom, yra irgi ne visai teisingas, nes nereikia organizmo valyti, jisai pats išsivalo, ar ne? Tai čia irgi svarbus momentas. Čia tiesiog reikėtų atsisakyti dalykų, kurie tau nėra sveiki, kaip cukrus, ar ne? Naudingi. Tai jūs, ką dar būtų galima įdėti tą tokių blogiečių sąrašą, kuriuos būtų galima išbraukus, ne šlakūnė, nevarant iš savęs, bet taip sveikai. Tie tokie pagrindiniai tariamieji, vadinkim taip. Nes blogiečiai taip irgi nesinori šitą žodžią vartoti, nes aš apskritai labai stengiuosi neskirstyti geras ir blogas, nes mes kažkaip labai linkę fokusuotis, kad jeigu blogas, eliminuoju. Mes ant balto cukraus vakar, žinokit, varėm. Jau čia varėm taip, kaip retai pavarysiu. Jo, šiaip su baltu cukrum, tai turbūt ir yra vienas iš tokių, tai yra tas baltas cukrus, tas pridėtinis. Antras dalykas yra visi perdirbti produktai, kuriuose yra gausu transriebalų, tai čia numeris 1. Čia šaldyti visokie dešrelės? Šaldyti visokie sausainiai, pyragėliai ir taip toliau. Taip. Vis tik tai daug iš savęs reikia atimti, nes kai mes kalbam ypač apie tuos grietinėnius, tuos desertus, tokius, kur su tais sočiaisiais riebalais, taip skanu ir taip jų norisi, tai apskritai pirmiausia tai pradėti nuo to aliejų virto maisto, nuo šaldytų visokių pusgaminių ir taip toliau, tai čia turėsim tos transriebalus ir tada faktas, kad apmažinti tų sočiųjų riebalų, tai vėlgi atsirėmėm tai, kas aišku yra labai skanu ir ko labai nesinori iš savęs atimti, bet tikrai taip, čia yra tie dalykai, kuriuos verta eliminuoti iš savo gyvenimo ir faktas turbūt dar kas svarbu įsivesti, tai yra reguliarų fizinį aktyvumą. Čia dar toks vienas irgi iš svarbių kriterijų yra, nes vėlgi mes labai dažnai kažkaip esam taip susifokusavę ir šiandien, kai ruošiausi, bet šitam visam pokalbį mes labai didelį akcentą dedam mitybai.
Bet iš esmės mes turim visą gyvenimo būdą ir mes turim tą tokį seną mitą, kad kūno pokyčiams 70% mytyba ir 30% sportas. Tai dar įdėkim ir miegą, ir streso valdymą, ir visus kitus dalykus ir išdalinkim lygiom dalim. Tai vat visame šitame ir moters sveikatos procese, ir pastojimo tiksluos, ir apskritai gyvenimo būdai reikėtų žiūrėti visas šitas dedamasias. Okay. Tai mes čia kaip ir turbūt atsakėm dalinai ir į tą kitą mano klausimą, kokiais maisto produktais ar medžiagom būtų galima pagerinti vaisingumą ovuliacinės fazės metu. Tai, aš jau folio rūgštį paminėjau, jo šaunuolis, ką dar būtų galima pridėti? Tai žinok, vėl lygiai tas pats. Moterų hormoniniai sveikatai, vitaminas D ir omega-3 ir folio rūgštis, jeigu kalbam apie pastojimą. Ir su folio rūgštim irgi lygiai taip pat konsultuojamės su gydytoju ginekologu. Nes čia irgi būna kartais, kad organizme vyksta tam tikri jau procesai iki pradant planuoti vaiką ir ta folio rūgštis negali paskatinti tam tikrus procesus, kurie po to neleis pastoti moteriai. Tai tiesiog reikia būti atsargiam ir apskritai, ir kadangi ten truputį dar ir apie kitus sveikatos sutrikimus kalbėsim, tai labai norisi vis tik tai prieš planuojant, kaip irgi truputį dar užsiminė, sugrįžti, kad jeigu aš apsisprendžiu, kad noriu dabar planuoti šeimą, tai įpročiai yra vienas, kitas dalykas yra nueiti pas gydytoją ginekologą, pas gydytoją endokrinologą, pasitikrinti savo sveikatą ir pasižiūrėti, ar nėra kažkokių papildomų iššūkių ir tada jau tikrai gydytojas parekomenduos ir individualius papildus, nes galbūt kažkokie su skydliaukės veikla gali būti kažkokių iššūkių, galbūt kažkokių kitų hormoninių pokyčių yra, tai tiesiog nesvelti aklai į tuos papildus, nes kartais irgi taip atsitinka. Ir neklausyti visokių tėtų, kurios viską žino geriau už gydytoją. Čia irgi labai svarbus momentas. Kokius dažniausiai sunkumus moteris patiria liuteininės fazės metu? Kas tai yra? Čia ta blogoji fazė. Čia blogoji jau. Taip, čia ta blogoji. Taip, čia grinai šita ir aš taip kažkaip galvojau, ką čia tokio išskirti, tai turbūt porą dalykų norisi išskirti. Tai vienas užburtas ratas, kad šitos fazės metu moters kūnas yra labiau linkęs kaupti skysčius. Tiesiog progesteronas turi tokią savybę, kad jisai sulaiko moters kūnės skysčius ir kas tada atsitinka, vėlgi, dar jeigu šitos fazės metu mes turim didesnį potraukį saldžiam maistui, angliavandeniai vėl į mūsų kūną atneša papildomai skysčius ir nutinka taip, kad nuotaika prasta, nes estrogenas ir serotonino nėra, ant svarstyklių išlipau dar labiau susipykau su savimi ir tada ir drabužis netelpa ir visas pasaulis yra blogas, tai skysčių kaupimas yra tokia viena iš didesnių iššūkių, kur labai dažnai pasijaučia ir netgi kartais juokiasi moteris, sako, aš turiu 2 džinsus. Vieni vienai ciklo fazai, kiti kitai ciklo fazai, sako, nes, tiesiog vieno dydžio aš imu ir padidėjau. Tai vienas turbūt svarbus dalykas yra kalbėti apie tai, kad tai yra normalu. Čia yra mūsų fiziologija ir labai norisi pasakyti, kad iki poros kilogramų tos fazės metu mūsų kūno svoris tikrai gali skirtis ir nieko papildomai dėl to nereikia daryti apart to, kad išmokti save priimti. O jeigu savo norisi taip truputėlį padėti, tai vėlgi ta pati mityba, nes yra tam tikri maisto produktai, kurie dar labiau kaupia skysčius mūsų organizme. Tai vienas, nežinau, ir ar nuliūdinsiu, tai yra kava. Mes kavą turėtumėm eliminuoti toj antroji ciklo pusėje, nes ir taip atsikelti yra sunku, dar kavos gerti. Taip, ir dar kavos negali gerti, taip, nes kava turi tokią savybę, kad neišalina skysčius iš mūsų organizmo. Tai didelis kofeino, tai turbūt ir visi energetiniai gėrimai, kurie yra su kofeinu ir taip toliau, mes turėtume juos eliminuoti iš savo mitybos raciono. Kitas dalykas, sūrus produktai, vėlgi irgi kas yra su druska, nes kartais irgi būna ten vakare sūriukai, dešrytės, alyvuogytės ir taip toliau, tas būna, nes vėlgi tai yra, kaip aš sakau, socialinis valgymas. Toj antroji ciklo pusėje mes labai norim kažkaip patenkinti tą savo liūdną nuotaiką, kažkaip geriau pasijausti ir taip toliau ir tada toks įprotis gaunasi, kad aš labiau noriu sūriai, labiau noriu saldžiai, plus kūnas kaupia skysčius ir gaunasi rezultate viso to, kad aš esu dar labiau nepatenkinta. Tai kava, saldus maistas, sūrus maistas ir pieno produktai. Tokios 4 didesni tokie dalykai, didesnės kategorijos, kurias būtų verta eliminuoti iš savo mitybos, gal ne tik, kad eliminuoti, bet mažiau stengtis vartoti. Ir kitas dalykas, tai tikrai norisi labai pasakyti, kad nelipkim ant svarstyklių. Antroji ciklo pusėje moteriai šiaip netgi dažnai jaučia tą ovuliacijos laikotarpį, nes labai tas toks energijos šuolis būna labai didelis ir kai jau pradedu jaus, kad mano nuotaika prastėja, jau viduje gal kartais net ir nerimas truputėlį kyla, nes ten tuo metu tam, kad įvyktų
vyksta ovuliacija, kortizolis šiek tiek pakyla, tiem procesam dalyvauti, kortizolis sukelia nerimo jausmą ir va jau kai pradedu jausti tokius simptomus, svarstyklės paslėpiam arba dar geriau paprašom vyro, kad paslėptų ir pačias nesusirastumėm ir tada nekiltų noras pasisverti ir tokiu būdu galim truputėlį lengviau va, tą fazę išgyventi. Okay. Aš dabar sakau, kad reikėtų parodyti vyrui tos dviejus džinsus, kurie yra ir abu sutartinai žino, kad ir šitie yra mylimi. Ir kažkada pranešama galbūt gerbiamajam, kad prasidėjo antrųjų džinsų periodas. Ja. Valio, išsitraukiam, švenčiam, gal net ir kažkaip dar pažymim, tai reiškia linksmai. Nes jo, labai suprantu, kiek yra svarbus tais momentais palaikymas ir supratimas. Ir tas vakarinis prisivalgymas, kuris yra tikrai, manau, kad dažnai žiūrinti supras, kai tu bandai jau lyg ir čia jau gal, jeigu vaikai užmygo, dar čia to laiko liko savo, tai nereikėtų to laiko savo apkrauti apsėdimu, kuris ryte virs į blogumą ir sunkumą, padidesnį savęs nekentimą. Taip, iš tikrųjų, labai gražiai pasakėjai, nes dabar, kalbant su tavim, pagalvojau, kaip iš tikrųjų svarbu vyrus supažindinti su tuo, kas tame moters organizme vyksta, nes mes tai daugiau mažiau suprantam, bet vyras gali iš tikrųjų taip tylom tas džinsus sukeisti ir leisti moteriai vėl jaustis lygiai taip pat gražiai, lygiai taip pat komfortiškai ir padėti tą etapą išgyventi. Ir iš tikrųjų, čia šiaip tokia mintis vyram apie tos saldumynus ir taip toliau, tai nepirki moterų jais, nes vis tik tai mes turim daug visokių kitų poreikių, apie kuriuos irgi svarbu kalbėti, čia ateities temom ir visiems tiem dalykam, bet kai jūs norit tą šokolado plytelę toj antroji ciklo fazai padovanoti, kad jos nuotaika būtų geresnė, tai atminkit, kad ryte sugalvos pasisverti. Ir tada jūs būsit kalti dėl to, kad jūs parnešėt namo tą šokoladą ir dabar svoris truputėlį didesnis. Taip. Geriau vyrai matėt omega 3, kas ten vitaminas D buvo, tokių dalykų, žodžiu, žuvienės išvirkit, tai bent užskaitys tada. Gerai. Kiek svarbi mitybos įtaka visam moters ciklui ir hormonų balansui? Mes jau šiek tiek palėtėm, bet gal dar galima kažką išskirti šitą vietą. Aš čia labai noriu išskirti tą estrogeno vaidmenį ir apie tai, kad iš tikrųjų yra tyrimai, kad būtent didelis cukraus suvartojimas, didelis perdirbto maisto suvartojimas, jisai skatina moters kūne estrogeną, dėl to, kad padėjo riebalų kiekis, o paprastai tariant, riebaluose, kaip aš visada irgi klientams savo pasakoju, riebaluose tirpsta hormonai. Tai mes turim didesnį riebalinį sluoksnį, vadinasi, mes turim didesnį ir estrogeno kiekį ir visų tų lytinių ir visų kitų hormonų. Tai labai svarbu yra atsisakyti tų visų saldumynų, nes vėlgi, kaip ir kalbėjom, pirmos fazės metu mes turim tą labai gerą nuotaiką ir viskas yra labai faina būtent dėl to, kad estrogenas yra didesnis ir po to, jeigu aš to cukraus vartoju labai daug ir ta mano emocinė būsena labai taip užhypinta, sakykime, vis laikin tokia pakili, tai mano tas šuolis amerikietiškų kalnelių žemynas jau bus labai didelis. Tai moters sveikatai ir apskritai, turbūt ne tik moters, bet ir visų sveikatai cukrus, perdirbtas maistas, tie visi transriebalai, nes vėlgi galim kalbėti apie tai, kad moters reprodukcinė sistema, jeigu jinai nefunkcionuoja, mes turime ir širdies kraujagyslių įvairiausias ligas, nes tai yra tarpusavėje susiję. Vėlgi mes turim su kaulais, su raumenumuose susijusius dalykus ir jeigu mes turim tą perdirbto maisto labai didelį kiekį, labai didelį saldaus maisto kiekį, tai mes tiesiog po to pakišam koją savo, nes visi kiti procesai pradeda trikti ir jeigu trinka menstruacijų ciklas, mes vėlgi turim su baltymų pasisavinimo tam tikrus iššūkius, kas ateity gali tapti kaulų retėjimo priežastim ir taip toliau. Tai tokie du turbūt pagrindiniai dalykai, bet čia visur apie tą cukrų ir apie tuos riebalus mes nuolatos diskutuojame. Okay. Jūs taip gražiai kalbate, aš dar vis noriu prigauti. Gerai, taurelė vyno. Yra labai mėgstama dažnai vakare. Kaip bendrai, taip sakysim, alkoholis įtakoja irgi viso ciklo eigą ir tą kalnelių aukštį. Su alkoholiu apskritai ir čia yra nuolatinė diskusija ir aš nežinau, kaip prieiti vienos vietos, nes šiaip, jeigu mes pasižiūrėsim, pasaulyje yra pripažįstama sveikatai palankiausia Viduržemio jūros mitybos strategija. Ir jinai leidžia kiekvieną dieną
po vieną taurę raudono vyno. Taurė iki pusės yra pilama, ne iki viršaus. Jo, čia irgi yra tie rilsai, ne, kur skirtingom stadijom, kiek galima kur įsipilti to vyno. Jo, tai šiaip iš tikrųjų 100 ml, jeigu taip jau kalbėtumėm skaičiais ir vėlgi ir kas yra įdomiausia, kad ir pasaulinė sveikatos organizacija, jinai irgi leidžia vieną standartinį alkoholio vienetą moterim ir iki vieno standartinio alkoholio vieneto moterim ir iki 2 standartinio alkoholio vienetų vyram. Tai arba 250 ml alaus arba 100 vyno, vyrui yra priešingai. Bet vėlgi, jeigu žiūrėsim iš kitos pusės apie tai, koks yra poveikis sveikatai, tai mes vėlgi turim lygiai taip pat cukraus šuolius, nes ten yra tie patys angliavandeniai, vėlgi irgi poveikį centriniai nervų sistemai, vėlgi streso valdymas, nes alkoholis kaip būtų kartais tampa streso malšinimo priemonė ir tada mes turim vėlgi neturim būdų, kaip su tuo stresu tvarkytis, tada toks truputį lyg ir priklausomybės, tos emocinio malšinimo toks ratas atsiranda ir aš vis tik esu labiau tokios nuomonės, kad viena kita taurė alkoholio tikrai nėra nieko blogo ir tai vėlgi, jeigu jau planuojam šeimos pagausėjimą, tai faktas, kad atsisakom visiškai, nes ten ir genetinio apsigimimo rizika yra labai didelė ir labai daug sveikatos iššūkių gali turėti mažylis, bet jeigu kalbėti apskritai apie moters reprodukcinę sveikatą, tai nedidelis kiekis tikrai nieko baisaus nepadarys, bet labai svarbu, kad tai netaptų kažkokiu įpročiu ir nuolatinio alkoholio vartojimu dėl to, kad aš geriau pasijausčiau. Ok. Gera žinoti. Kaip neteisinga mytyba gali didinti policistinių kiaušidžių sindromo riziką? Va čia dalykas irgi, kurio aš nesu girdėjęs ir pirmą kartą matau. Kas yra iš vis tai policistinių kiaušidžių sindromas? Taip, tai iš tikrųjų vakar turėjom labai nuostabų filmavimą ir kalbėjome su gydytoja endokrinologė apie tai, kas tai apskritai yra ir vis tik tai yra pakankamai didelis iššūkis moterų sveikatai ir svarbu, kaip ir pas bet kurį gydytoją reguliariai apsilankyti, tai lygiai taip pat ir pas gydytoją ginekologą, vėlgi nereikia jų bijoti, jie nesikandžia ir vakar tikrai turėjom tokį šiltą pokalbį apie moters sveikatą. Yra, kad bijo eiti, nes atrodo vyrai dažniausiai pas urologą nenuvarysi ten, ir moteris irgi yra baimė. Man atrodo, kad apskritai žmogų nuvaryti pas gydytoją, profilaktiškai pasitikrinti yra didelis iššūkis. O jeigu ras ką nors, tada reikės kažką daryti. Tai vakar kaip tik ir juokiamės, kad greičiausiai mes taip ir gyvenam, geriau gyvensim ramiai nežinodami, kad kažkas yra, negu žinodami ir po to ieškodami sprendimą. Tai vat apie policistinių kiaušidžių sindromą, jeigu grįžti kalbėti, tai vėlgi vakar labai gražiai kalbėjomės, kad dažnai tai yra įgimtas, tiksliau genetiškai nulemtas sveikatos sutrikimas, kurį gyvensena arba jungia, arba neįjungia. Čia kaip su vėžiniais susirgimais, kad mes visi nešiojamės vėžinės ląsteles, tik tai mūsų gyvenimo būdas arba jas jungia, arba neįjungia. Tai su policistinių kiaušidžių sindromu yra lygiai taip pat. Ir čia yra svarbus toks, vakar irgi kažkaip taip labai užstrigo, kad policistinių kiaušidžių sindromas nebūtinai yra pas stambes moteris. Mes turim tokį įsivaizdavimą, kad policistinių kiaušidžių sindromas yra apie tai, kad moteris yra didelio svorio, jinai turi antsvorį, nutukimą ir jai yra labai sunku tą svorį mesti ir taip toliau. Tai čia toks vienas labai paprastai pastebimas policistinių kiaušidžių sindromo bruožas, kada būtų verta kreiptis pas gydytoją, jeigu mano svoris taiga paaugo, jeigu man jį sunku nusimesti ir taip toliau, nes šitas sveikatos sutrikimas vėlgi keliauja per gliukozės toleranciją. Kūnas visada reikalauja cukrus. Prastai tariant, aš visada noriu, ko nors saldaus, valgau saldaus ir vėl noriu, tada, ką kalbėjome, riebalinės ląstelės plečiasi, cukraus vėl norisi daugiau, vėl norisi ir vėl norisi daugiau. Tai jeigu kalbėti apie mitybą, tai vienas iš dalykų, kas yra svarbus, tai tas žemo glikeminio indekso ir maistiniam skaidulom gausus angliavandeniai. Čia jau jeigu mes turim tą sveikatos sutrikimą diagnozuotą, tai tada mums yra svarbu mitybą į tą pusę kreipti. Tai ką irgi svarbu paminėti, kad kai turim policistinių kiaušidžių sindromą ir emocinę būseną, kadangi hormonai išsibalansavę, moters ciklas gali būti nereguliarus ir vienoje arba kitoje fazėje jinai gali užsibūti ilgiau ir dažnai toj liūdnesnėje fazėje jinai užsibūna ilgiau, tai tada yra tas saldaus maisto didesnis poreikis, labai norisi tų visų angliavandenių, kurie augina man svorį, vėl išpučia mano hormoninę sistemą ir tos užburtas ratas taip sukasi. Tai jeigu kalbėti apie mitybą, būtent tas angliavandenių žemas glikeminis indeksas ir sudėtiniai angliavandeniai čia būtų toks turbūt pagrindinis akcentas, kurį reikėtų uždėti. Ok, dabar keli klausimai, net galvoju. O tas sindromas, jis yra diagnozuojamas, kaip anksti jis diagnozuojamas, jeigu jis yra?
Jisai gali būti diagnozuojamas dar paauglystėje, nes vienas iš skiriamųjų bruožų policistinių kiaušidžių sindromo yra nereguliarios menstruacijos. Jeigu ciklas yra trumpesnis negu 21 diena arba ilgesnis negu 35 dienos, tai vėlgi kliniškai yra susitarta, kad jeigu yra mažiau negu 8 ciklai per metus, tai galim tada jau turėti polinkį ir kartais tai būna, kad nuo jaunų dienų mergino menstruacijų ciklas būna nereguliarus ir tada tai yra vienas iš kriterijų, nes vėlgi yra 3 kriterijai, pagal kuriuos yra diagnozuojamas šitas sindromas ir iš 3 2 turi būti kliniškai patvirtinti, kad tai būtų. Tai menstruacijos vienas iš tokių ir jos gali nuo pat pradžių būti nereguliarios, gali būti taip, kad kažkuriam gyvenimo etape ta genetika įsijungs, nes priaugsim papildomai svorą, galbūt patirsim kažkokį labai didelį stresą ir taip toliau. Ir tai įjungs tą vidinį mechanizmą, kad mes turėsim iššūkius ir turėsim policistinių kiaušidžių sindromą. Okay. Ar tai įtakoja kažkaip patį vaisingumą merginos? Taip, tai įtakoja vaisingumą ir čia irgi dar vienas mitas, kad policistinių kiaušidžių sindromą turinčios moterys negali pastoti. Iš tikrųjų gali pastoti, tik tai vyksta gerokai sunkiau, nes policistinių kiaušidžių sindromas yra apie tai, kad, kaip mes kalbėjome, po folikulinės fazės tas kiaušinėlis ovulacijos metu susprogsta ir pasišalina kartu su gimdos gleivinė per menstruacijas. Tai gaunasi, kad tas folikulas jisai nesusprogsta, jisai pasidaro tokiu burbuliuku ir išpučia tą kiaušidį ir dėl to taip nutinka, kad pastoti tampa sunkiau, nes tas sprogimas kiaušinėlio neįvyks. Okay. Ar kokie nors mitybos pokyčiai, kurias būtų galima rekomenduoti, turint šitą sindromą? Tai aš vėlgi akcentuočiau visą gyvenseną. Viskas susiję. Taip, viskas yra susiję ir streso valdymas yra susijęs, nes vėlgi irgi šiek tiek dar taip grįžtant, tai labai svarbu, kad jeigu mes patiriam labai didelį stresą, mūsų lytinius hormonus, kadangi mūsų organizmas yra sukurtas taip, kad jis išgyventų. Ir jeigu mes patiriam stresą, tai visa hormoninė sistema įsijungia į kortizolio gamybą tam, kad kūnas galėtų apsiginti. Ir kartais taip nutinka, kad moters lytinė sveikata dėl patiriamo labai didelio streso sutrinka, nes būtent iš progesterono kortizolis virsta labai lengvai. Ir dėl to tas ciklas jisai išsitęsia, sutrinka ir gaunasi, kad stresas tampa vienu iš tokių faktorių, kurį suvaldyti yra labai svarbu. Tai stresas, miegas, nes vėlgi, jeigu apie mitybą kalbėsim ir apie lytinę sveikatą, ir apie bet ką, mes turime miegoti ne mažiau 7 valandų. Nes jeigu mes nemiegam 7 valandų, mes turim iššūkį su hormoninė sistema nuo alkio ir sotumo išsibalansavimo iki melatonino, serotonino, nes vėlgi iš serotonino gaminasi mūsų miego hormonai ir gaunasi, kad mes esam išbalansuoti, mes vėl norim saldžiai, mes vėl nenorim judėti, nes esam nuolatos pavargę ir vėl turim iššūkį ir lygiai taip pat ta pati mityba. Vėlgi, jeigu daug perdirbto cukraus, daug sočiųjų riebalų, mano svoris didėja, riebalų daugėja ir organizmui susitvarkyti su visais tais hormoniniais pokyčiais ir susireguliuoti ciklą tampa sudėtinga. Okay. Kadangi parašyti klausimą baigėsi, dar mes turim laiko, aš galvoju dar kažką dabar tiesiog tokio, nes man dar įdomu, nes aš jau matau, kad mes turim 3 skirtingas kartas gyvenančias Lietuvoje, labai skirtingas. Ir taip spėčiau, kad jūsų klientės yra jaunoji karta ir gal dar jau maniški, ne? Įvairių atvejų. Mano kliento amžius yra nuo 60+. Tai visas spektras iki jo, iš esmės taip vidurkis turbūt ar 25 ir 40, jeigu taip žiūrėti vidurkį, bet spektrą turiu labai platų Gerai, klientų. Tada labai gerai. Ar jūs matot kažkokius skirtumus amžiaus grupėse ir požiūrio skirtumą į savo lytinę sveikatą galų gale, į baimės galbūt kažkokias spręs kažkokius reikalus? Ar pastebi tai? Iš tikrųjų pastebiu ir ta turbūt mūsų karta, maždaug taip 30-mečiai, 40-mečiai dabar, jie jau žymiai daugiau rūpinasi savo apskritai sveikata ir lytinė sveikata ir turbūt gal iš tikrųjų ir socialinė medija, ir klinikos, ir apskritai tas informacijos prieinamumas, nes ką mes juokiamės, kol nežinau, kad turiu kažkokią sveikatos iššūkį, kažkokią sveikatos problemą, man kaip ir yra labai ramu gyventi.
gyventi. Bet iš tikrųjų, vat, vienas iš klausimų, kurį aš visada užduodu savo klientam, tai yra, kada paskutinį kartą tikrinaisi sveikatą. Ir labai džiugu girdėti, kad vis tik tai vat, maždaug tas 30-40 metų tas amžiaus tarpas yra apie tai, kad vis daugiau žmonių rūpinasi savo sveikata, vis daugiau žmonių žino apie savo sveikatą, nes kartais tu paklausi, kada paskutinį kartą buvo atliktas skydliaukės tyrimas, sako, o apie ką mes čia kalbam, kas čia toks per organas ir kur jisai gyvena ir ką jisai apskritai mano gyvenime veikia. Tai vat vis daugiau yra to, aišku, vyresnės kartos žmonėms vis dar yra labai sunku, nes kažkaip jie įsivaizduoja, kad pas gydytoją einam tik tada, kai jau skauda kažką, kai tikrai kažkas yra blogai, o pati jaunoji ta karta, ta maždaug 20-25 metų, jie dar taip gyvenime bėga visur per viską, kad jiem dar ta sveikata atrodo, o joj, kaip toli, kodėl man čia šiandien ir sugyvensina, tarp kitko yra labai labai sunku, nes... Paskui maždaug. Taip, kažkada paskui, nesvarbu, kad įprotis susiformavo ir po to jisai tęsis labai labai ilgą laiką, bet iš esmės jam atrodo, kodėl dabar, šiandien būdama 20 ar 25, aš turiu sukti galvą, nes mes ir vaikų temą turim dabar atidėtą, nes turbūt dabartinių 40-mečių, 50-mečių kartoj neštumas ir vaikų planavimas buvo apie 20-25 gyvenimo metus. Dabar jau ir 35 sako, aš dar nenoriu turėti vaikų. Taip. Ir va tas lytinės sveikatos klausimas, rūpinimasis ir apskritai savęs pažinimas ir tos moters sveikatos pažinimas, man atrodo, jis turėtų būti nuo kuo jaunesnio amžiaus, nes taip tu gali pažinti save, taip tu gali anksčiau pastebėti tam tikrus iššūkius, nes va šiandien mes kalbam apie moters ciklą ir apie visus tuos nuo normų nukrypstančius arba nenukrypstančius dalykus, tai kuo anksčiau aš sužinau, kad tokie dalykai egzistuoja, tuo greičiau aš galiu gauti pagalbos, nes ir diagnostika šiandien ir gydymo galimybės yra labai labai plačios ir kuo anksčiau mes pastebim, kad kažkokie iššūkiai yra, tuo didesnė tikimybė, kad mes su jais susitvarkysim ir ateityje nebeturėsim vienų ar kitų problemų. Okay. Ir visiškai paskutinis klausimas. Mitas, kuris jūs labiausiai erzina, šitas tikrai užkniso. Mitas iš šios dienos, tarkim, temos, kuris galvot, tikrai su šito reikia baigti. Jo, su šito reikia baigti, tai turbūt aš vėlgi, jeigu kalbam apie policistinių kiaušidžių sindromą, tai aš linkčiau prie to kraštutinumo dėl didelio svorio ir angliavandenių eliminavimo. Nes čia yra ta vieta ir turbūt ir su PMS yra lygiai taip pat, kad mes kažkaip taip norim eiti į kraštutinumą ir tuos angliavandenius iš savęs atimti. Nesvarbu, ar tai yra kažkoks sveikatos sutrikimas, ar ciklo kažkoks etapas, kažkaip yra labai stiprus, labai gajus tas dalykas, bet vis daugiau yra kalbama, kad taip, cukrus kelia gliukozę, viskas su tuo yra tvarkoje, bet mes pamirštam, kad mes turim labai platų angliavandenių spektrą ir mes turim vaisius, mes turim daržovės, mes turim sudėtinius angliavandenius, kruopas ir visus kitus dalykus. Ir kas dar yra turbūt svarbu, jeigu kalbėti apie tą mitybos racioną, kad jeigu mes suprantam, kad tam antram emociškai sunkesniam etape moters prigimtis yra ir apvaisinti ir išnešioti tą mažylį, tai faktas, kad mūsų maisto poreikis natūraliai yra didesnis ir mes norim daugiau pavalgyti. Ir atiminėti iš savęs ir po to pykti ten ant tų šokoladų ir visų tų dalykų tikrai neverta. Taip, eiti į šokoladus gal tikrai nebūtina, bet turėti tas alternatyvas ir leisti savo tuos sudėtinius angliavandenius tiek prie policistinių kiaušidžių, tiek prie to PMS-o, tos sunkesnės emociškai fazės tikrai reikėtų ir savęs už tai nereikėtų bausti. Okay. Šiandien svečiuose buvo mitybos terapeutė Sandra Jatulytė. Mes, aš jaučiu, dar galėtumėm kalbėti krūvą valandų, nes yra tiek įdomių dalykų, kur dar būtų galima aptarti, bet šį kartą laikas baigėsi. Labai ačiū. Labai ačiū tau, buvo labai įdomus pokalbis. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.